susitarė taip daryti. Jie ims panakčiui baugintis ir namelis turės tam pasilikti, kuris ištvers nepabėgęs ir pats kitus įbaugins. Pirmą naktį išėjo velnias bauginti. Apie vidurnaktį pasikėlė didelis vėjas ir toks siautimas, kad namelis pradėjo drebėti ir braškėti, net lubos kilnojosi ir visos sienos siūbavo. Perkūnas tai girdėdamas bei matydamas tuojau pro langą išbėgo, o Dailidė savo knygas pasiėmęs vieną sau skaitė ir troboj pasiliko. Velnias jo įbauginti negalėjo, nors didžiausią bildėjimą ir vėtrą pakėlė, nors tą namelį visaip draskė ir purtė. Taigi Perkūnas lažybas buvo pralošęs, o Dailidė laimėjęs. Antrą naktį išėjo Perkūnas bauginti, o Dailidė su velniu troboj pasiliko. Kai jau gera naktis buvo,